Sveiki visi, su jumis aš Zita Vaskienė ir iš karto argumentuosiu tiems žmonėms, kurie sako, kad čia kvailybė, kažkas šneka nesąmonę, tai nesąmonė, tai yra tai, kas ne jūsų sąmonėje, ko jūs tiesiog nepatyrėt ir nesuvokėt, tas jums atrodo nesąmonė. Ir dažnai žmonės galvoja, kad kodėl čia tie šuneliai yra blogai. Tai aš jums pasakysiu todėl, kad pasaulėdaros principas yra arba realybė formuojasi per trejybę mintis, žodis, veiksmas. Ir pavyzdys to yra vienas iš plačiai žinomų tokia istorija, kaip dykumoj šamanas žynys liepia kasti žmonėms duobes, vandeniui rinkti, o sausra trunka metus laiko ir lietaus nėra. Žmonės kraipo pečiais ir nesupranta, kodėl reikia kasti tas duobes, bet jie klauso, vykdo ir iškasa tas duobes. Kai jie iškasa duobes, pradeda lyti. Kodėl aš kalbu apie šitą pavyzdį? Ir noriu tai greitinti su mūsų pasirinkimais dėl lygio, šunelių ar aukštesnio. Todėl, kad realybės formavimas taip ir vyksta. Aš turiu mintį, sakau žodį ir reikia tik trečios dedamosios veiksmo, kad matricos programa arba visatos programa pradėtų modeliuoti situacijas į to scenarijaus išsipildymą. Todėl, kai mūsų miegamajame miega šuneliai, kai mes vietoj to, kad susilauktumėm vaikelių, perkam šunelius, perkam gyvybę, kai mes panaikinam skirtumus tarp šitų dviejų lygių, matrica arba visata nemato taip pat, kad aš noriu kitaip, nes ne mumis kažkas vadovauja, mes patys formuojam realybę. Todėl kiekvienas pasirinkimas žmogaus yra kelias. Ir kai matrica mato, kad tų skirtumų nėra, ji lygiai taip pat mums, kaip tai žemesniai grandžiai arba dimensijai, modeliuoja situacijas, ateina žmonės, ateina įvykiai, ateina scenarijai, tie, kurie yra iš žemesnio lygio. Bet mes patys sakom tam procesui taip, mes darom veiksmą. Todėl, kol dar mes turim minčių ir galvojam, tai nėra taip pavojinga. Bet kai mes padarom veiksmą, matrica ima tai kaip norima realybės formatą ir pradeda modeliuoti. Todėl, jeigu jūs kažkokių techninių dalykų tame nesuprantat, arba sakot, kad nesąmonė, tai tiesiog jūs dar turėsite nueiti daug kelio arba kelių, kol tai suprasit ir suvoksit. Bet šiandien daromi pasirinkimai vienaip ar kitaip jau vis tiek daro įtaką jūsų gyvenimui. Todėl pagalvokim visi apie tai, paanalizuokim praeitį, kaip jau buvo, kas iš ko įvyko. Mes daug temų galim gvildenti ir aš galiu pavyzdžiais įrodyti, kaip tai veikia savo gyvenime taip pat. Todėl ta technika realybės formavimo, ji yra būtent tas stebuklas. Jum reikia tik minties, žodžio ir veiksmo. Ir toliau jau kryptingai bus sudarytas kelias ir scenarijus. Tai dar kartą pagalvokim, neskubėkim kritikuoti, bet pažiūrėkim į aplinką ir tiesiog pagalvokim, kur aš noriu būti, tarp ko aš noriu būti, į ką aš noriu lygiuotis.